Šalom, palaiminti, nuostabus klausytojai, žmonės. Tikrai jūsų labai ilgiuosi, dažnai apie jūs galvoju ir dėkoju Dievui už tą mūsų, nors nedidelę, bet visgi bendruomenę. Taip, tikinčiųjų bendruomenė, bendraminčių, kurie rašote, kurie klausote Agape kanalo. Esu labai visiems dėkinga. Taip, tai reiškia, kad netuščiai leidžiu laiką, netuščiai. Jeigu nors vienas žmogus pažiūri, nors keli žmonės pažiūri, jau yra, vadinasi, gerai, nes žmogus klauso tai, kas yra gera, tai, kas jį įkvepia ir tai mane pačią guodžia. Taigi, kuo daugiau jūs žiūrite, tuo man, taip sakant, yra atgalinis ryšys ir džiaugsmas širdį, kad tai, ką aš kalbu, vadinasi svarbu ir žmonės įkvepia. O be abejo, kaip tai svarbu viešpačiui. Tada aš pradedu galvoti, o kaip viešpats džiaugiasi, kai žmonės klauso ir atkreipia dėmesį į Dievo žodžius. Jeigu mums žmonėms patinka, kai mūsų klauso, jūs patys paįsivertinkit savo aplinkoj, ar šeimoje, ar darbe, ar patinka, kai klauso, ar jūs kalbat, jūs kažką sakot ir niekas neklauso. Taip, tada atsiranda toks kaip ir liūdesys, nes tu atrodo kalbi, kažką nori pasakyti, o tavęs niekas neklauso. Tai mūsų viešpats nebereikalo paliko savo išmintį, savo žodžius, savo nukreipimą, kaip mums gyventi žemėje. Tai rodo, kad viešpačiui mes esam be galo svarbus, brangus, vertybės. Jūs kiekvienas viešpačiui esate brangus, svarbus ir vertingas. Tiesiog viešpats yra davęs nurodymus, kad dažnai apie tai kalbu, kaip mums gyventi žemėje, ką mums rinktis šitoj žemėje ir ko nesirinkti ir ko nedaryti. Viešpats labai nori, kad žmonės rinktųsi tai, kas gera, nes tai, sako, yra gyvenimas. Ir nesirinkti mirties, nes tai yra bloga. Taip? Taigi šiandien mes kartu renkamės gyvenimą ir grįžkime prie Salomono išminties, 3 patarlės, kuris ir sako, palaimintas žmogus, vadinasi mes, kurie randame išmintį ir įgauname supratimą. Atkreipkite dėmesį, kad tai rašo esamuoju laiku. Vadinasi, mums, kai mes randame, mes įgauname. Vadinasi, mes skiriame laiką ir į tai savinamės. Taip? Ir 15 eilutė sako, tai išmintis ir suprantimas yra ilgas amžius ir garbė ir turtai. Įsivaizduojat, ką Dievas tuose palaiminimuose mums perduoda, kad tai yra ilgas amžius Dievo išminties, to, ko žmonės ir nori gyventi, ilgą, sveiką gyvenimą. Sako, tai yra ilgas amžius, klausykite įdėmiai, ilgas amžius, jėgoj ir sveikatoj. O sako, kitoje rankoje yra garbė ir turtai. Man atrodo taip, aš prisimenu teisingai. Tai yra turtai ir garbė. Vadinasi, Dievas nesako, kad nenori, kad žmogus trumpai gyventų, nenori, kad sirgtų. Ne Dievo valia. Ne Dievo valia skurdas, ne Dievo valia. Nes tai, kad Dievas čia sako, yra tiesa. Ir tegu jums pradeda skambėti tai ir taip tikra, kad to tikrumo tegu niekas neišplėš iš jūsų vidaus. Iš jūsų to suvokimo. Ir tada tikrai pradės reikštis išorėje. Kad Dievo, kas randa išmintį, įgauna supratimą, dievišką, nežmogišką. Tai reiškia, jis žino, kur, kada, kaip elgtis, kur būti, kur nebūti, ką kam pasakyti, ko kam nepasakyti. Ir be abejo, tai nėra kalba apie vien idealų gyvenimą žemėje. Bet kai aš suvokiu, tuo esu įsitikinus, kad Dievo išmintis tai yra ilgas amžius, kad tai yra turtas ir garbė. Vadinasi, jeigu manęs ir kažkas negerbia,
ar darbe, ar šeimoje, ar dar kažkokioje aplinkoje, nes žmogus kitas elgiasi iš to, ką pats turi savo viduj. Bet aš žiūriu, ką aš turiu savo viduj ir ką aš dedu į savo vidų. Tai reiškia, ką aš valgau, tai reiškia, ką aš maitinu savo mintis ir protą, kuo aš maitinu, taip? Dievo žodžiais. O Dievo žodžiai sako, kad išmintis ir turtai, išmintis ir supratimas yra iš viešpaties pažinimo. Ir apie tai tikrai galima metų metais kalbėti. Ir kuo daugiau į tai žiūrėsite, kuo daugiau į tai gilinsitės, priimsite kaip absoliučią tiesą, tuo labiau rims jūsų širdis, užtikrintumas augs jūsų viduje, kokios bebūtų aplinkybės. Jūs užtikrintas būsite, kad Dievas, kuris yra visagalis, visur esantis, jum padeda. Nežiūrint, ką iš aplinkos jums sako. Nežiūrint, kaip reaguoja, nes mes prisimename, kad tai, kas regima, yra laikina, o tai, kas neregima, yra amžina. Ir žinot, tai yra kai tvirtas pamatas, užtikrintumas, tavo žinojimas. Ir žinot, kai ateis aplinkybė, o jinai anksčiau ar vėliau į kiekvieno mūsų gyvenimą ateina, ir toks suspaudimas prasideda. Ir žinot, tai, kas jūsų viduje, išeis iš jūsų, taip, emocija, ar žodžiai, ar pasireiškimas kažkoks, kaip jūs atsakysite toj aplinkybei. Bet kai būsime prisipildę tos Dievo tiesos, aplinkybėse jum išeis neatsakyti tuo pačiu. Nežiūrėkite, ką Jėzus darė. Jėzus, kai jį pilotas tardė, jis galėjo pasakyti, daug ką pasakyti, bet jis nieko neatsakė. Ir ar tai atrodo pralaimėjimas, jeigu aš patyliu ir nesiveliu į kvailus ginčus? Jėzus, man atrodo, tik pasakė, daryk, ką darai greičiau. Ir pasakė labai protingai. Jėzus nenorėjo veltis, nes jis žinojo, kas jo laukia. Tai kada aš aplinkybėse, kad ir labai sunkioje aplinkybėje, žinau, kas laukia. Žinau, kad aš tai praeinu. O kodėl žinau? Žinau, kad ir kur žinau savo mintise. Tai reiškia tame, kur neregima dar. Žinau, kad aš tai praeinu ir šlovingai. Bet dabar man reikia praeiti. Taip? 23 psalmė sako, ir jeigu eisi per mirties šešėlio slėnį, jeigu eisi. Tai nesako, kad neisi, bet sako, jeigu eisi, neišsigask piktą. Ir tada toliau, kągi sako, mano ramstis nuramina tave. O Dievo ramstis yra Dievo žodžiai. Jeigu aš aplinkybėse sunkiausiuose, kai mane spaudžia, ar namuose žmona spaudžia, ar vyras, ar vaikai nemandagiai elgiasi, nepagarbiai, negerbia. Bet aš tada be abejo, kad reikia atsakyti mandagiai. Bet svarbiausia, ir trumpai ir aiškiai, nesivelti į diskusijas įvairiausias. Ir tas yra Dievo išmintis. Prisiminti tam tikroje sunkioje aplinkybei, ką Dievas sako. Ir kodėl reikia gilintis į Dievo pažinimą, kodėl reikia dėtis į savo širdį Dievo žodžius, kad kai yra aplinkybė vienokia ar kitokia, aš savo viduje prisimenu ir iš karto savo žvilgsnį viduje nukreipiu į tai, ką Dievas sako. Ir tas vyksta viskas mano širdyje. Aš čia nukreipiu savo mintis, jos čia susistiguoja ir mano vidus žino, kaip atsakyti ir kaip neatsakyti. Ir jis žino, ko laukia. Kad viešpaties ramstis nuramina mane. Ne žmonių kažkoks ramstis, ne tai, kad kažkas kažką man padeda ar nepadeda. Pirmoji eilėje aš žinau, kad viešpats mano ramstis. Viešpaties žodžiai nuramina mane. Nes jis sako, aš padengiau stalą tau priešo akivaizdoj. Ir dar toliau sako, tavo taurė sklidina. Man reikia turėti tą užtikrintumą, žinojimą. O kas yra? Tai yra tikėjimas. Nes aš žinau, kad be tikėjimo neįmanoma patikti viešpačiui. Įsivaizduojat? Bet pamastykit, kas yra žodis neįmanoma. Neįmanoma, tai reiškia, jokių galimybių nėra, niekaip nepavyks. Niekaip nepavyks.
be tikėjimo. O tikėjimas kas yra? Tai, ko nematau, vadinu taip lyg būtų. Kasgi yra tikėjimas? Tai, ko nematau, laikau, esu įsitikinus, kad tai yra taip, kaip būtų. Ir aš žmogus, Dievo žmogus, palaimintas žmogus, darau žingsnius, nesėdžiu, nelaukiu, kad aš palaimintas ir man turi viskas skristi, man nereikia dėti pastangų. Pastangų reikės. Vien mąstyti tai, ką Dievas sako, jau yra disciplina ir savo vidinės emocinės sveikatos tinkamas ugdymas, kai aš priimu sprendimą mąstyti. Tai viskas vyksta mano viduje. Tai, kaip aš mąstau, ką Dievas sako, jau yra veiksmas. Antras veiksmas – dėtis į vidų, mąstyti ir mąstyti, medituoti. Tada į mano širdį, į mano vidų tai atsideda. Ne tai, kas manęs laukia rytoj su nerimu mąstyti, bet mąstyti tai, kad Dieve, ir rytoj tu manim rūpinėsi. Tu manim rūpinsiesi iki paskutinio mano atodusio. Tai nereiškia, kad nesusirgsi nei sloga, nei gripų ir viskas idealiai bus. Nesakau. Vat galiu pasidalinti, man kokia šią savaitę buvo situacija. Vat nei iš šio, nei iš to ant akies pradėjo keltis miežis, baisiausias. Taip ir akį, taip skauda ir visa kita. Gali pradėti galvoti, ir kodėl aš Dievu tikiu, ir kodėl jis atsirado. Bet aš iš karto paskambinau draugiai. Sakau, brangioji mano Virginija, gali dabar su manim susitarti Jėzaus Kristaus vardu, kad šitas dabar nelegalus darinys palieka mano šventą kūną. Ir tiesiog tikėjau, kad jis, kaip čia pasakyti, nesivysto toliau. Dėkojau Dievui, taip, ir tikėjau, kad tikrai Jėzaus žaizdomis aš išgydyta. Be to, aš ėmiau ir dariau žingsnius, paėmiau ir visą dieną šildžiau, pyliausi į buteliuką karštą vandenį ir dėjausi ant taigės. Nesvarbu, kad buvau darbe. Nesvarbu, kad pilna darbo, aš visą dieną su to buteliuku vaikščiojau ir kaip vaistą naudojau Dievo žodžius ir tą šiltą kompresą. Dievo žodžius kaip vaistą ir kompresą. Tai reiškia, aš veikiu. Tai reiškia, nenuliūstu. Jo, kodėl atsitiko ir dabar kaip blogai atrodau, negaliu net akių pasidažyti, kaip aš su žmonėm dabar čia bendrausiu. Ir pirmadienį ir antradienį. Ir vat, šiandien iki penktadienio neiškilo tas darinys. Aš tikiu, kad mano tos ląstelės atsinaujina, dėkoju Dievui, bet tą dariau nuo pat pirmadienio iki va šiandien penktadienio. Taip, aš nežinau, ar tas pavyzdys kažką įkvėpė. Tikiu, kad įkvėpė ir jūs savo istorijomis galite dalintis lygiai taip pat, kaip gyvenate tikėjimu, kaip nepasiduodate aplinkybėm, kaip aplinkybėse atiduodat viešpačiui, mūsų gyvenimų prižiūrėtojui, kaip atiduodate aplinkybės ir viešpačiui atiduodate šlovę ir garbę. Tai reiškia, kad nebūgštauja mano širdis ir neišsigąsta, nes mano širdis, mano vidinis įsitikinimas yra užtikrintas žinojimas, kad Dievas yra su manim ir jis man padeda. Be abejo, darau žingsnius. Darau. Neguliu, nevaitoju, neįmanuoju, bet darau žingsnius. O kokius žingsnius? Išminties ir supratimo. Nes aš žinau, kad kiekvieną dieną mano protas atsinaujina ir aš dėkoju Dievui, kad aš turiu viešpaties išmintį ir supratimą ir prisimenu, kad viešpaties išmintyje ir supratime yra ilgas gyvenimas, garbė ir turtai. Vienoje rankoje, sako, praeitą kartą mes kalbėjom, primenu, kad sako, Dievo išmintyje yra ilgas gyvenimas ir kitoje jo rankoje garbė ir turtai. Geras vardas, išmintis ir supratimas, ką reikia daryti aplinkybėse. Taigi, dėkojam viešpačiui. Ačiū tau viešpatį už šitą laiką, už kiekvieną žiūrinti žmogų ir bendrai už žmonės. Mes dėkojam už mūsų šeimos narius, už kiekvieną mums brangų žmogų viešpatį mes dėkojam. Mes dėkojam viešpatė, kad tu pildai mūsų savo pažinimu. Mes laiminam viešpatė savo artimuosius ir dėkojam tau, kad tu prižiūri mūsų gyvenimus. Ačiū tau viešpatė, kad tu mus išsirinkai pats ir kad mes vertiname ir branginame tavo žodžius. Ačiū tau Dieve. O visą kitą tu pridedi ir pridėsi.
Ir dėkojam tau už tai, Viešpatie. Mes tikime, kad tu mūsų nepalieki, kad tu mūsų neapleidi ir atiduodam nuolat ir pastoviai tau, Viešpatie, šlovę ir garbę. Kuo geriausios dienos, iki kitų susitikimų.